Penktadienio žiniose žiūrėkite, Šiaulių pramonės parke kuriasi nauji investuotojai, pasirašyta sutartis su Nyderlandų kapitalo įmonė. 8-mečiai šiauliečiai vienai dienai tapo naikintuvų pilotais. Dėl tyčinio nužudymo nuteisti 2 Telšių ir Mažeikių rajono gyventojai. Sveiki, jūsų dėmesiui paskutiniai šios savaitės naujienos. Šiaulių pramonės parke kuriasi nauji investuotojai. Pasirašyta žemės nuomos sutartis su Nyderlandų kapitalo įmonė. Per artimiausius 2-3 metus hektaro sklype turėtų būti pastatyta pramoninės dulkių ištraukimo įrangos gamykla. Joje, kaip žadama, bus įkurta keliasdešimt naujų darbo vietų. Vis intensyviau plečiasi Šiaulių pramonės parkas. Pasirašyta dar viena investicijų ir žemės nuomos sutartis su Nyderlandų kapitalo įmonė. Jau daugiau nei 10-metį mūsų mieste veikianti besiplečianti įmonė išsinuomojo 1 hektaro sklypą, kuriame planuoja ne mažesnes nei 4 milijonų litų investicijas. Per artimiausius 4 metus žadama pastatyti gamyklą, sukursiančią 30 naujų darbo vietų. Mūsų įmonė Formula E Baltic veikia nuo 2002 metų. Užsiminėjom dulkių ištraukimo filtravimo įrangą, gamybą, prekybą, projektavimu. Šiuo metu turime gamybinės patalpas televizorių gamyklos teritorijai, kurių nebeužtenka. Jau užsinuomavom papildomas ir planuojam plėstis į pramonės parką. Pasak sutartį pasirašiusio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, pramonės parke besikuriantys nauji investuotojai labai svarbus ne tik mūsų krašto, bet ir visos šalies verslo plėtrai. Labai džiaugiamės, kad ateina pas mus investuotojai, kad bus sukurtos naujos darbo vietos ir tikrai mūsų pramoninis parkas įsisavinamas gan sparčiai. Tai su šios įmonės atėjimu tikrai dar mūsų ir miesto biudžetas papilnės ir iš tikrųjų kas aktualiausias dalykas, kad darbo vietų miestiečiam padaugės. Šiandien miesto savivaldybės pasirašyta sutartis su investuotojais pramonės parke jau 7. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Jau daugelį metų netvarkyti Šiaulių vadinamieji nakvynės namai pagaliau sulauks dėmesio. Už beveik 1,5 milijono litų iš pagrindų ketinama suremontuoti dalį pastato. Jame jau kitais metais galės įsikurti beveik 100 vyrų. Jau vasaros pradžioje ketinama pradėti darbus Šiaulių laikino apgyvendinimo namuose, kur iš pagrindų bus sutvarkyta šiuo metu nebenaudojama pastato dalis. 2. ir 3. aukštuose, kurių bendras plotas apie 3000 kvadratinių metrų, bus įrengti kambariai, dušai, po virtuvę kiekviename aukšte, poilsio kambarys ir skalbykla. Projekto įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų skirta beveik 1 400 000 litų. Savivaldybė prisideda maždaug 10% bendros projekto vertės. Rekonstruota pastato dalis bus ir sienos, ir visa elektros instaliacija, kanalizacija sutvarkyta, langai pakeisti, stogas tvarkomas, bus įrengti kambariai, ventiliacinė sistema, bus nupirkta visa įranga, lovos, spintelės, spintos, stalai. Prieš daugelį metų buvusiose kareivinėse dabar laikinai gali apsistoti stogo virš galvos neturintys asmenys. Įstaigoje šiuo metu yra 80 vietų, tačiau dažniausiai jos visos užpildytos. Maždaug pusę gyventojų sudaro moterys ir vaikai, didžioji dalis vieniši vyrai. Naujai rekonstruotoje pastato dalyje bus įkurta dar 40 vietų būtent vyrams. Tendencija, kad vyrų per daugelį metų būna didesnis poreikis vyrams apsigyventi čia pas mus negu moterims. Amžius labai įvairus, tai nuo 20 netgi iki 65. O problemos tai socialinės. Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojos sako, kad papildomos vietos vyrams, kur šie galės apsistoti jau po metų, tik mažas žingsnelis iš daugelio būtinų. Esą Šiauliuose labai trūksta krizių centro, kur galėtų gyventi vienišos motinos ir šeimos su vaikais. Tačiau kol kas šie asmenys glaudžiasi vadinamuosiuose nakvynės namuose.
Svečio rubrikoje šiandieną pas mus vieši Alma Valančiūnienė, Šiaulių rajono policijos komisariato organizacinės grupės vyresnioji specialistė. Labadiena. Labadiena. Ir šiandieną norime pakalbėti šiek tiek apie prevenciją, būtent sprogmenų, nes jau vien šį pavasarį, ypač Šiaulių krašte, pranešama nuolat apie rastą vieną ar kitą sprogmenį ir yra pasitaikę net skaudžių nelaimių, ar ne? Šiaulių rajone kol kas šiais metais dar skaudžių nelaimių nėra fiksuota, tačiau per 3 dienas gavom net 2 pranešimus iš Šiaulių rajono, pirmas iš Kužių seniūnijos ūkininko, o antras iš Kairių seniūnijos ūkininko, kad yra laikomi sprogmenys jo ūkyje. Policijos pareigūnai apie dienos metu, apie 11 valandą, gavo pranešimą iš ūkio savininko, kad pas jį ūkio teritorijoje yra laikomi 6 sprogmenys. Nuvykus, informacija pasitvirtino ir tikrai ūkiai įvairiose vietose, netgi netoli gyvenamojo namo, kai kurie sprogmenys buvo laikomi. Žinoma, iš karto buvo imtasi reikiamų priemonių, iškviesti aras išminuotojai, kurie apžiūrėjo sprogmenis ir nedelsiant juos išvežė ir sunaikino tam tikrose vietose. Štai jūsų paminėtas įvykis, galima sakyti, žmonės labai drąsūs, jie gyvena ant sprogmenų dėžės tam tikrą prasme, juk bet kurią akimirką gali įvykti nelaimė. Ką daryti radus štai įtartiną sprogmenį? Aišku, jie kartais greičiausiai ir net pažįstami būna, ne visi jie atrodo kaip, daugeliui pažįstama, pavyzdžiui, granata, ar ne? Bet kiti nežino, kaip atrodo tie sprogmenys, kaip pasielgti. Neseniai policija taip pat išplatino pranešimą, kad yra buvę atvejų, kai žmonės radę tą pačią granatą, jie atneša ir padeda policininkui tiesiog ant stalo. Tikriausiai taip elgtis nereikėtų. Taip, policija dar kartą tikrai nori visus gyventojus įspėti, kad ypatingai atliekant lauko darbus, ariant, jeigu rasi daiktą panašų į granatą, į sviedinį, į kitokį sprogmenį, jo nereikia nei nešioti, galbūt tikrai nepatarčiau nei liesti, nei čiupinėti, nei ten krapštyti, o tiesiog nedelsiant kviesti policijos pareigūnus bendruoju pagalbos telefonu 112, o policijos pareigūnai tikrai priims sprendimą tokį, kokį reikalauja teisės aktai. Siekiant užkirsti kelią nelaimėms, policija, žinau, netgi organizuos bendruomenėse susitikimus ir apie tai kalbės. Taip, šitie 2 iš karto, galima sakyti, paeiliui pabirėję įvykiai. Aišku, įvykiai, kuriuos policija sužinojo pagal pranešimus gyventojų, įgalino policiją imtis priemonių. Tai yra aktyviau skleisti informaciją apie tai, kad žmonės su rastais sprogmenims elgtųsi atsakingai, atsargiai, jų nenešiotų, niekur nedėliotų, nekauptų, o tiesiog nedelsiant informuotų policiją, kad būtų galima juos saugiai sunaikinti tam skirtose vietose. Ačiū Jums už pokalbį. Kitos naujienos. Šiaulių aviacijos bazėje misiją atliekantys amerikiečių kariai pakvietė 2 sunkiai sergančius berniukus visą dieną praleisti kartu ir pasijusti tikrais orlaivių pilotais. Vaikams specialiai pasiūtos lakūnų uniformos ir leista netgi pasėdėti naikintuvo piloto kabinoje. 8-mečiai Deimantas ir Dominikas yra vieninteliai vaikai Lietuvoje turintys būtent jiems pasiūtas tikras pilotų uniformas ir po dienos praleistos aviacijos bazėje Šiauliuose gavę tikrą piloto ženklelį sparnus. Šią neeilinę galimybę jiems suteikė Baltijos šalių oro erdvę saugantys Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kurie vykdo programą Pilotas vienai dienai. Šios programos metu amerikiečiai į bazę pasikviečia sunkiai sergančius vaikus, norėdami bent vieną dieną praskaidrinti jų kasdienybę.
Programą Pilotas vienai dienai pradėjome prieš porą metų savo bazėje. Vykdydami ją norime suteikti galimybę sergantiems vaikams nors vieną dieną praleisti kitaip, atvykus apžiūrėti bazę ir sužinoti, kokia yra piloto diena. Mamų į bazę atlydėti berniukai Deimantas ir Dominykas lyg tikri pilotai galėjo ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus apžiūrėti naikintuvus, Lietuvos oro pajėgų lėktuvus, sraigtasparnį. Iš skrydžių valdymo bokšto stebėjo naikintuvų skrydį. Patiko labai, lėktuvas buvo ten su visokiam raketom, bet negalėjau lipti, nes drebėjo visi laiptai. Tai nuėjau ten, pasižiūrėjau per bokštą viską, mačiau ten garsas, nežinau, didžiulis. Ir kiek sakė, kad lėktuvais skrenda greičiau negu už formulę. Šitie vaikai nuostabūs, jie taip džiaugiasi būdami čia. Abu labai susidomėję, viską apžiūrinėjo ir nuoširdžiai mėgavosi šią dieną. Tai gal dabar užaugęs ir būsi pilotu, ar ne? Sudomino tą specialybę? Kai išmoksiu, taip tikrai būsiu. Bet ką žinai, ar užaugs? Mažiesiems vienos dienos pilotams kariai įteikė tikrus lakūno ženklelius. Tokiuose susitikimuose su kariais jau yra dalyvavę beveik 20 vaikų. Juos amerikiečių kariai rengė savo bazėje. Artėjant brandos egzaminų sesijai, abiturientams vis didesniu galvos skausmu tampa būsimųjų studijų pasirinkimo, stojimo tvarkos bei karjeros planavimo klausimai. Kad šis laikotarpis mokiniams keltų kuo mažiau streso, pasirūpino Šiaulių universiteto gimnazija. Čia surengta jau 3. karjeros diena ir studijų mugė. Šiaulių universiteto atstovai gimnazistams vedė seminarus ir paskaitas bei suteikė reikalingiausios informacijos. Egzaminai be streso, ar tai įmanoma? Strateginis asmenybės, karjeros ir lyderystės valdymas. Teisingai pasirinkti svarbu, nepadaryti klaidos dar svarbiau. Tokiomis ir daugeliu kitų temų Šiaulių universiteto gimnazijos mokiniams vesti seminarai, paskaitos bei pasakotos sėkmės istorijos. Čia vyko gimnazistams skirta karjeros diena, susitikimai su Šiaulių universiteto dėstytojais, studentais ir savo srities specialistais jau tapusiais alumnais. Pasak organizatorių, toks renginys jau tampa tradicija. Mat idėja pamėginti mokiniams suteikti visą reikalingiausią informaciją apie studijų galimybės, stojimo tvarką bei karjeros planavimą iš pirmų lūpų iš tiesų pasiteisino. Karjeros diena yra tradicinis renginys, vykstantis 3 metai bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu. O tradicinis todėl, kad sulaukia atgarsio iš gimnazistų, tad manome, kad tikslinga jį rengti. Šiuolaikinis jaunimas mokykloje turi įgyti visapusišką pasirengimą gyvenimo iššūkiams, vienas iš jų karjeros planavimas. Siekiame, kad poreikis domėtis savo karjerą būtų natūralus ir savaime suprantamas kiekvienam gimnazistui. Ir tiesiog vykdydami karjeros ugdymo programą supažindiname mokinius su aukštojo mokslo studijų Lietuvoje galimybėmis. Lankomės ne tik Šiaulių miesto, bet ir kitose Lietuvos aukštosiuose mokyklose. Ir apsilankymai, manau, kad yra naudingi, nes gimnazistai daugiausiai žinių ir supratimo įgyja tiesiogiai bendraudami su studentais, dėstytojais ir būdami toje darbinėje aplinkoje. Jau daugelį metų su gimnazija bendradarbiaujančio Šiaulių universiteto atstovai sako, kad šviesti jaunus žmones, kuo daugiau bendrauti su gimnazistais ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus viena svarbiausių misijų. Be to, tokie renginiai duoda abipusės naudos ir žinių. Manom, kad galim būti naudingi abipusiai. Ta prasme, kad ir mes galim būti naudingi bendraudami, kalbėdamasi betarpiškai, aiškindami, kokių problemų gali turėti mokyklos bendruomenė, sakykime, profesijos apsisprendime, sakykime, valstybinio egzaminų pasirinkime ir panašiai. Šiek tiek Šiaulių universitetas esame idealistai. Mes žiūrim, kad jaunas žmogus nesuklystų darydamas apsisprendimus. Nėra Lietuvoje blogų profesinio rengimo centrų, blogų kolegijų, blogų universitetų, būna neteisingi jaunų žmonių apsisprendimai. Tada jie kaltina kažką kitus. Bet be abejonės mes tuose jaunuose žmonėse irgi matome ir savo bendruomenės narius. Šiaulių universiteto gimnazijos mokiniai turėjo progą ne tik pasiklausyti akademinės bendruomenės atstovų vedamų paskaitų, bet ir pasidomėti būsimų profesijų pasiūla studijų mugėje, susipažinti su kai kurių fakultetų įdomiausia veikla. Pasak gimnazistų, tokia galimybė gauti reikiamą informaciją apie studijų ir karjeros galimybės jiems tikra dovana, ypač šiuo laikotarpiu, kai laukiant egzaminų ir stojimo vis labiau kankina stresas ir baimės, o savarankiškai susisteminti kalnus informacijos tampa vis sudėtingiau. Tokie renginiai kaip šis, manau, tikrai yra į naudą, dėl to, kad visų pirma, kaip ir sakiau, duodama pilnavertiška informacija, jos yra daug
jin pateikiama labai primityviu, kiekvienam suprantamu būdu, aišku, ir kiekvienas pasisavina tai, ko jam reikia. Aš, tarkim, pasisavinau, kadangi aš noriu studijuoti aktorinį, aš pasisavinau viską, kas buvo šiandien sakoma apie aktorinį. Ir dėl to norėčiau padėkoti tiems, kurie pravedė šitą dalyką ir gavau informacijos. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių kultūros centras Laiptų galerija atšventė 22 gimtadienį. Per pastaruosius metus ne vieną iškiliausių dailininkų parodą ir įspūdingą projektą pristačiusi galerija ir šventės proga palepino profesionalaus meno mėgėjus. Savo gimtadienio progą šiauliečiams dovanojo daugelį šalių žinomo, tačiau retai savo kūrybą visuomeniai pristatančio tapytojo Rimo Bičiūno parodą. 23 profesionalaus meno parodos, net keli nauji įspūdingi projektai, valstybės vėliava iš pačios šalies prezidentės rankų ir pelnytas geriausio Lietuvoje kultūros centro titulas. Tiek Laiptų galerija nuveikė per dar 1 veiklos metus. Ryškiausi pastarųjų metų įvykiai prisiminti ne šiaip sau. Įstaiga šventė 22 gimtadienį. Pasak galerijos direktorės, praėję metai buvo iš tiesų maloningi ir sėkmingi. Jau vien pristatyta Šarūno Saukos darbų paroda gerokai užkėlė kartelę daugeliu šalies kultūros įstaigų. Tačiau, kaip tikina Janina Ališauskienė, tai, ką išvysta ir išgirsta galerijos renginių lankytojai, tik dalis nuoseklaus kūrybinio darbo ir dažnai visuomenės nematomų, mažų, tačiau labai reikšmingų laimėjimų. Visi mes čia, kurie dirbam, pradedant rūbinę, tie, kurie valo kiemą ir sodą prižiūri, ir lipant laiptais aukščiau, valo salę, langus, kabina paveikslus. Ir tie, kurie galvoja kokias parodas, tarėsi su autoriais, ieško pinigų, kaip atsivežti ir išvežti darbą. Lyg pelės mes sunešam į bendrą ruodą viską, kiekvienas, ką galim geriausio. Ir tik mūsų darbuotojų dėka mums tie metai ir buvo sėkmingi. Tik dėl to, kad mes turim tokius puikius darbuotojus. Tradiciškai Laiptų galerija gimtadienį šventė su visais miestiečiais. Nenusižengta tradicijai šią progą pristatyti vieną įspūdingiausių metų parodų. Direktorės manymų šįsyk atidaryta paroda tarsi įrodymas, kokias tvirtas pozicijas galerija turi užsitikrinusi visos šalies meno pasaulyje. Gimtadienio proga pristatyta Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių žinomo ir pripažinto menininko Rimo Bičiūno, čia sugrįžusio po 5 metų kūrybą. Rimas Bičiūnas yra iš tikrųjų klasikinės lietuvių tapybos atstovas, pripažintas, tiesiog galima sakyti, europinio lygio autorius, plačiai nesieksponuoja, nesidaro savo reklamos per parodas, tiesiog ramiai dirba ir laikas nuo laiko surengia vieną ir kitą parodą. Jau daugiau nei 40 metų parodose Lietuvoje ir užsienyje dalyvaujantis Rimas Bičiūnas, gerai žinomas Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kuboje, Olandijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Indijoje ir kitur. Jo kūrinių yra įsigiję mūsų šalies muziejai, Budapešto nacionalinė galerija, Valstybinė Tretjakovo galerija Maskvoje, Modernaus meno muziejus Kelne, Lenkijos šiuolaikinio meno galerija, privatūs kolekcininkai. Menotyrininkų šis tapytojas vertinamas už išskirtinumą iš savo kartos dailininkų, darbų spalvingumą, džiaugsmingumą. Tuo tarpu pats autorius, prisipažinęs nemėgstantis kalbėti apie savo kūrybą, ją vertina kur kas kukliau. Iki šiol esu grynas tradicionalistas, tepu, darau, gruntuoju drobes, pedantas vadinasi, nes neįmu tų pirktinių drobių, jas niekam tikė yra. Ir tapau, ką dailininkai prieš 100-200 metų stengiuosi. Ir žinot, kaip nekeisti labai netobulų įrankių, kuris vadinasi teptukas. Gabaliukas medžio, skardos gabaliukas ir kiaulės šerių tenas. Ir tas niekas negali šito įrankio pakeisti. 22 gimtadienį atšventusio kultūros centro Laiptų galerija direktorė prasitarė, kad ir naujiems kūrybinės veiklos metams jau kuriami bei vykdomi didžiuliai planai. Lankytojus pakvies nauji įspūdingi projektai, sujungsiantys dailę, literatūrą, poeziją bei muziką, o vasaros pabaigoje jau daugiau nei 10-metį rengiamas tarpdisciplininis menų festivalis Šiaulių Monmartro Respublika, pelnęs pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios.
Tiek naujienų šiandien, netrukus dar matysite kriminalus bei išgirsite, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis. Linkiu šilto savaitgalio ir iki pasimatymo pirmadienį. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Bubių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Dėl tyčinio nužudymo nuteisti Telšių ir Mažeikių rajono gyventojai. Šiaulių teismas pripažino kaltais Ernestą Šilingą ir Joną Kuodį, kurie padarė sunkų nusikaltimą. Už tyčinį nužudymą Ernestas Šilingas kalės 10, o Jonas Kuodys 11 metų. 42 metų vyras buvo nužudytas pernai Liepą. Tryškių miestelio gyvenamajame name parą girtavusiai kompanijai nepatiko, jog Sugerovas neva prišlapino jų lovą. Kilo konfliktas. Neblaivūs Ernestas Šilingas ir Jonas Kuodys pradėjo mušti Sugerovą. Smūgiavo į įvairias kūno vietas – galvą ir pilvą. Vyrui buvo sužaloti vidaus organai, plyšo blužnis. Dėl šių sužalojimų Rolandas Pocevičius ir mirė. Nužudytojo artimiesiems civilinį ieškinį dėl turtinės 2159 litų žalos ir 30 bei 40 tūkstančių litų neturtinės žalos teismas patenkino po lygiai. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Sinoptikų prognozuojamos tikrosios pavasariškos šilumos dar teks palaukti. Savaitgalį dar bus saikingai šilta. Artimiausią naktį šals iki 3 laipsnių žemiau nulio. Šeštadienį dieną temperatūra kils iki 8 šilumos. Bus giedra, saulėta, rami ir sausa diena. Sekmadienis jau nebe toks malonus. Naktį temperatūra svyruos tarp laipsnio 3 šilumos, dieną įšils iki 6-8. Kils vėjas, o pro susikaupusius tirštus sunkius debesis vargu ar be prasiskverbs saulės šviesa. Lyti dar neturėtų. O štai pirmadienį jau gali palašnoti. Tebebus apniukę, termometro stulpelis rodys apie 9 laipsnius šilumos.